Kodėl man vis dar labai skauda. Tėtis vis dar įsivaizduoja, kad išgeriu jo atneštas arbatas. Aš netikiu, kad jos man padės. Jeigu jos man padėtų, tai man netaip skaudėtų. Tau būtina dabar su tom žolėm prie vakarienės stalo? Jo. Kaip tik po maisto, reikia gerti. Gustė, kiek galime tavęs laukti? Paliuk, prašau. Mama, gali patuoti makaronus. Šiaip tais nebūtų nuo manęs bijot. Tavęs nebijo. Kas tavęs bijo, Marija? Gustė, juk nebijai, ar ne? Bijau. Kiek kartų kalbėjom, nėra čia ko bijoti. Valgyk, prašau. Mama, galės rytoj mane paimti iš darželio? Tu vėl apie tą patį. Juk žinai, kad su tėčiu dirbam. Vakarą paimsiu. Nebent Marija galėtų tave paimti. Ne, Jo, Marija, tu paimk. neimsiu. Ne, tau reikia ir vyno ar pakvėpuoti ir vat atsigerk, paprašau šitą pamaistą, gerai? Neimsiu. Ir nenoriu, aš tu birzgu. Marija, sės prie stalo, prašau. Jinai manęs bijo. Labas, šiandien gerai pamiegojau po vakar. Vakar tėvai padovanojo kažkokią vaistažolę. Va, lyg aš mėgčiau gerti arbatą. Rytoj eisiu į ligoninę. Kaip visada tėvai paliks mane koridoriui ir tarp mažų vaikų, kurie nieko nesupranta. O paskui tėvai išeis iš kabineto, tėtis bus apkabinęs mamą. O mama verks ir visada tuo pačiu balsu savo pasakys, viskas bus gerai. Aš nebetikiu stebuklais. Kaip tu? Filmuoji? Ne. Štai atnešiau tų stebuklingų visagalių žolelių. Žemė mumis rūpinas, užaugina tai, ko mums reikia. Tai reikia išgerti ir viskas apsiverks aukštyn kojom. Gerai prasme, aišku. Tėti, bet man ta žolelis niekada nepadeda. Tu kaip anąkart tai padėjo. Nesvarbu. Žodžiu, dar vienas dalykas vakar, tai ir sutarėjau dėl rytojus, kad su Jadvyga galim susitikti. Nei tau viską ir paaiškintų, kuo tos žolelės tokios stebuklingas ir kaip jos tau gali padėti. Progresą mes jau matom. Gerai, tai tu išgerk, viskas bus gerai, pagerės, po to dar šiek tiek išgerk, dar labiau pagerės, o jau kai išgersi viską, tai tiesiog gulsi, miegosi ir sapnuosi saldžiausius sapnus su drakonais, angeliukais ir kitais pasauliais. Man nepagerės. Okay.
Nori su manim pažaisti? Ne. Septynių. Ne. Jokinga pomidorė. Ne. Gaudynė. Bet aš nemoku žaisti. Vienas būna vadas ir kažkiek žmonių būna, jie nebūna vadam. Ir vadą kažkokį paliečia, tada jie būna vadas. Jis tai. Gerai, tu gaudai. Duok, užsek. Prašau, duok. Ačiū. Ateik, prisėsk prie manęs. Kodėl jinai nekaršta? Aš ją pučiau. Nori? Ne. Ką veikit, mergaitės? Aš atnešiau Mariją ir vatos. Šaunuolė Gustė. Gerai, padariau vakarienę. Ateikit. Mes po 5 minučių ateis. Gerai, laukiu. O tau tikrai geriau? Taip, man jau geriau. Man vis dar negeriau. Ir man vis dar skauda. Bet gydytojai sako, kad tyrimai vis geresni. Guodžia tai, kad praeitą savaitę Gustė sirgo ir 3 dienas buvom dviese, tad visko prisigalvojo. Nu, aš apie nieką lovos, tik sulaužys, kur aš paskui miegosiu. Turėsi į savo priimti. Kaip tau supina? Tik surišt. Gerai. Einam filmuotis? Dabar paimsiu iš tavęs interviu, gerai? Gerai. O koks berniukas tau iš darželio patinka? Man nepatinka. Neik taip arti, taigi mūsų nesimatys. Ir ką mes vakar valgėm, kai aš tave pasiėmiau iš darželio? Ledus. Ar skanus buvo? Labai. Ir kokio skonio? Mano karameliniai, o tavo su braškėm. Ir... Bet taigi dabar dar šalta, tai jeigu mama sužinotų, tai bartųsi gi. Nesakyk. Gerai. O kuo norėtum dirbti užaugus? Viešbučio direktorė. O mane priimtum kaip šitą valytoją į darbą? Gerai. Tai gal šiandien jau užteks. Gerai? Man patinka toks berniukas. Man patinka toks berniukas, jo plaukai yra rudi ir jo rudas akis ir jis didelis. Jis šiandien buvo... Ar jau susiruošei? Pasiėmė megztinį? Kokį? Ta žalia, šiltą. Tuoj pasiimsiu. Mes šiandien su šeima važiuosim ant karuselių. Labas rytas. 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 Labas rytas.